Sveiki visi, čia Tikėjai ir Pyromanik iš Champions LT. Ir šiandien pristatinėsim Smite. Taigi, esam pagrindinėme žaidimo meniu. Antroji skiltis dievai. Pyromanik, kažką gali papasakot? Apie dievus, taigi, šiuo metu yra beta stadija. Taigi, kol kas yra 47 dievai, bet jų vis daugėja. Ir aišku, ir po betos jų daugės, kaip ir bet kuriam kitam mobui. Taip, taigi, kiekvienas dievas turi savo unikalias galias, kitaip sakant, abilities, kurias jis gali naudoti. Ir šitam skrynė jos yra visur aprašomos, taigi galim ant pavyzdžio pasiimti, tarkim, kokį Ymirą. Taip pat yra rolės, ten visokiai AD carry, tankai, taigi šiuo atveju turim Ymirą, jisai yra tankas. Taip pat parašyta, iš kokios jis mitologijos yra, tai jis yra iš Norsų. Ir apačioje galite matyti visokius aprašus kaip Godview, tai galite pamatyti, kaip jis atrodo, Overview, tai apie jo abilities, apie jo statistikas, kaip jos kyla su lygiu. History, tai kaip jūs žaidėt visą laiką su jo, items, tai jo tiesiog rekomenduojami daiktai ant jo, bet aišku, daiktus visą laiką reikia prisiminti, kad reikia pirkti pagal situaciją. Loras, tai tiesiog apsiskaitai apie jo mitologiją, kas tai per dievas, iš kur jis atsirado. Ir Worshippers, tai čia jau labiau skirta jūsų pačio akauntui, kad parodyta, kiek jūs su juo žaidėt. Taigi apie dievus tiek, manau. Taigi toliau skiltis yra profile. Čia rodoma, kiek žaidimų žaidėt, su kažkokias rolės, už kokius dievus, kiek laimėjot, kiek pralaimėjot. Paskui yra guides, tai čia galima pasirinkti, kaip matot, bet kurį iš dievų. Ir jam pakelti levelį, pakeisti itemus, kokius jis turi ir žiūrėti, kas geriau bus. Taigi, sekantis skiltis TV. Čia transliuojami yra visi kombatai, yra video tutorialai, dievų gidai. Paskui yra lyga, tai čia jau yra ranketai. Taigi dabar einam į sekciją play. Kaip matot, yra practice, normal, leagues ir custom. Practice tai yra basic tutorialai, džiaustai, arenos, džiunglės. Pyromanik papasako, kas apie džiaus solo prieš botą yra ypatingo. Džiaus solo, tai tiesiog duoda jums į vieną leiną žaisti ir lošėt prieš botą, kas, man atrodo, visada yra ra. Ir tiesiog jums duoda išsirinkti, kad ir nesat atrakinę to dievo, jūs su juo vis tiek galite lošti, tiesiog kad jį išbandyti. Taigi, manau, kad šis režimas yra skirtas tam, kad jūs išbandytumėte dievus prieš tai, kai juos norėtumėt nusipirkti, kad tiesiog nesigailėtumėt nusipirkę. Tai kas yra labai pravartu, iš tikrųjų, nešvaistant pinigų. Nes kol kas šitam žaidime refundų nėra. Taigi yra normal modas, kaip matot, ganėtinai daug pasirinkimų. Jos parodysim kitam video. O dabar pažaisim custom game 1-1. Taigi esam dievų pasirinkimo meniu. Kaip matot, tik keletą dievų galima. Kai kurie yra tik tai nemokami, o visi kiti kas keletą savaičių keičiasi. Taigi, kaip matot, ir pora pasirinkimų apačioj prie lock-in. Vienas iš jų yra auto level skills ir kitas yra auto level items. Taigi, šie pasirinkimai tiesiog jūsų godui pakelia, praktiškai pakelia jūsų skillus ir nuperka jums itemus. Man atrodo, kad čia yra nustatyta pagal defaultą, bet gal ir pagal situaciją nuperkama, bet šiaip žaidimuose, kai jūs, pavyzdžiui, ranked žaidžia, tai aišku nerekomenduojama tokius pirkti, nes šiaip pagal situaciją reikia visą laiką daiktus pirkti. Taigi, pagaliau pradėjom žaisti. Mes su Pyromanik pradedam nuo 3 levelio, kad būtų smagiau žaisti. Iš karto pasiemam po pirmus skillus. Kai raidę paspaudus galite matyti savo skillus, ką jie daro. Taigi, o dabar apsipirksime. Daiktus perkame patys. Jo. Yra skiltis recommended, kaip matot, yra popular items ir panašiai. Tai iš recommended tikrai galite gerų daiktų gauti. Dabar perku sprint ir meditation. Kaip matot, pas mane meniu atsirado 2 hotbarai F ir G.
Tai čia ir yra tas sprint ir meditation. Čia kaip Simonerio spelai. Tai reiškia, jūs galite pagal savo mečą, pagal pasirinkimą, pagal situaciją tiesiog pasiimti, kuriuos jums reikia. Tai vat mano atveju dabar būtų F, tai reiškia, aš greičiau bėgu. Ir G atstato man maną, tos skillus galima dar gerinti. Aišku, yra ir šildai, ir teleportai, tačiau pagal situaciją pirkitės. O mūsų žaidimas jau prasidėjo. Kitam gale matosi piromaniakas ir pradėsim pirmąją partiją. Nu tai ką, sėkmės. Ir tau. Taigi pirmas dalykas, ką pamatome iš karto, tai kad labai graži žaidimo grafika šiaip. High Resolution Studios tikrai pasistengia išlikti teisingai savo pavadinimui. Taip, tai tikrai smagu matyti ir jausti, kaip sakoma. Taigi, kol kas aš žaidžiu su Nate, tai yra Physical Damage Dealer ir Ranged. O su kuo Pyromanic žaidžiu? Aš žaidžiu su Vulkanu, tai yra Magic tankas. Tai va, ir tokių bairių. Ir tokių bairių. Taigi, kol kas, kaip matote, aš ganėtinai sunkiai laikaus prieš šio minionus, nes jisai gali patranką pastatyti ant žemės. Heimerdingeris. Jo, Heimerdingeris iš Lolo. Taigi, po biškį bandome viens kitą žalot. Taip. Na va, lyg ir išvengiau mirties tam kartui. Bet iš tikro čia labai blogas match-upas man prieš jį žaisti su šitu godu. Na, bet nieko nepadarys. Žaidžiam tam, kad būtų įdomiau. Taigi šitam žaidime iš tikrųjų jis dar, kaip ir sakėm, yra beta, bet išleidimo data jau yra. Jinai yra 2014 metų gegužės 24 dieną ir iškart po jos vyks turnyras. Ar tik ne tą pačią dieną vyks? Gal ir tą pačią. Nesu įstikinęs, bet vyks turnyras, kurio prizinis fondas $100,000. Tai manau tikrai... Taigi, studentai, klausykit, jums pravers, galėsit nusipirkti daug makaronų. Jo, daug makaronų. Svarbu, kaip sakoma, pavalgyti. Visą kitą dzin. Taigi, kaip matėt, išjungiau Vulkaną, padariau first killą su savo labai naglų ultimate. Vienintelis praktiškai skillas, kuris nėra skillshotas šiam žaidime. Jo, ir kuris labai erzina žaidėjus, ypač teammates. Ir ypač, kai žaidžiu su Pyromanic, nes mėgstu nustylint killus. Jisai, kad nors kapoja, aš savo per atstumą didžiulį paleidžiu, kulkytę vieną ir atimu killą iš jo. Ai, tai tiesiog, ko mes dar, man atrodo, net nepaminėjom, tai kad aš čia tiesiog užsiminiau, kad čia vienintelis skillas, kuris nėra skillshotas. Tai kad praktiškai visi skillai šiam žaidimui iš tikrųjų ir yra skillshotai, nes, kaip matot, netgi TK dabar lošia ir, parodė kokį nors skillą šio. Va, mato, dabar yra netgi parodytas skillshotas ir tiesiog reikia pačiam taikytis. Praktiškai nėra tokių skillų, kuriuos tiesiog gali nutaikyti ant priešininko ir paleisti. Na, mano ultimate'as yra išimtis. Taip, kurių čia iš tikrųjų labai mažai tokių yra. Bet esmė yra, kad jūsų žaidimas priklauso nuo jūsų, kad tiesiog galima lygiai taip pat ir nepataikyti skillų ir jų išvengti. Tai jūsų gyvybė praktiškai priklauso nuo jūsų ir reikia tokio įpratimo prie šito žaidimo. Ja, lygiai taip pat kaip skillą galima pataikyti, taip su skillu galima išvengti kitą skillą. Ir dabar bandau pabiškį harasinti Pyromaniką, kad galėčiau pasiruošti savo Čia gražiai išvengiai. Tai va, kaip sakiau, skillai yra skirti tam, kad arba padaryti damage, arba jo išvengti. O kaip matėt, būčiau šiek tiek paėjęs į dešinę ir būčiau gavęs į kuprą. Taigi, dar šitam žaidime yra tokia galimybė, kaip
Ajajajajaj. Nu, O čia tai tikrai gražiai išvengiau. Ir tokia galimybė, kaip nusipirkti peką, kuris jums atrakina visus esamus godus. Ir taip pat Hi-Rez Studios jums duos visus godus, kurie juos išleis. Tai čia, manau, tikrai yra geras dalykas, jei mastote leisti pinigus ant šio žaidimo. ir taip pat dar galite nusipirkti šiokios tokios kosmetikos. Tai ką turiu galvoje kosmetika, tai kad tai yra skinai, kurie tiesiog galios už pinigus jūs nenusipirksit, bet jūs nusipirksit skino, su kuriais atrodysit gerokai kiečiau, gal kiečiau ir pasijausit, bet dabar neprisiminkit, kad galios už juos negausit, bet taip pat ir prisiminkit, kad yra beta versija ir kiekvienas pinigėlis, kiekvienas centas, kuriuos jūs jam duosit, pravers iki galutinio varianto. Na, šitam žaidime, kiek mes žiūrėjom tokių dalykų kaip masterys nėra, arba kaip runos. Čia yra tik tai God Mastery, tai reiškia, kai laimi mačus, aišku, ne 1-1, o paprastus, tam 5-5, tai tada tiesiog gauni Worshippers ir tai kelia God Master levelį. Ir tas God Master levelis yra reikalingas tam, kad būtų galima nusipirkti kai kuriuos skinus. Tiksliau, kad galėtumėt nusipirkti. Už paprastų žaidimo pinigus. Jo. Skinus galima tiek pirkti už paprastų žaidimo pinigus, tiek už paukotus. Taigi, kas dar? Kol kas įspūdžiai, gražus. Kol kas galima matyti, kad žaidimas yra labai, galima pasakyti, labai pilna veiksmo iš tikrųjų, nes netgi nuo pat pradžių žaidimo jau galima matyti, kaip veiksmas vyksta, tiesiog viskas vienas kito galima išvenginėti, ne taip, kaip tiesiog bandoma farminti ar ką nors. Tiesiog grinai galima nuo pirmų lygių pradėti tą tokį rimtą žaidimą. Kažkas nepavyko? O, velnas. Na va, sekiurinau kilą, labai gražiai, bet ir pats numiriau nuo minionų. Taigi, kaip pastebėjote, aš lygiai tą patį skillą naudojau ir išvengimui, ir prisiartinimui prie priešo. Čia jau kaip leidžia jūsų fantazija. Visą laiką labiau apsimoka pirkti vieną galingą daiktą negu daug pirmo lygio daiktų. Tikiai tiesiog dabar galit pasižiūrėti, kad yra vienas daiktas, bet jis turi 3 lygius. Pirmam lygiai galima pamatyti, kad jis nieko įspūdingo neduoda, o visi daiktai savo trečiam lygyje duoda kokį nors special pasyvą, ten, kaip čia pavadinti maždaug. Tiesiog juos užupgraidinti verta. Taip, o tiesiog neapsimoka, jau geriau turėti vieną galingą daiktą negu daug pirmo lygio. Nes mes vieną kartą iš tikrųjų žaidėm 5-5 režimą, ką mes jums dar parodysim kitoj video. Ir buvo vienas žaidėjas, visi iš tikrųjų turėjo normalius daiktus susipirko, o vienas žaidėjas pirko pirmo lygio daiktus. Ir tikrai buvo vienas iš silpniausių visam tam žaidimui. Ir mes paskui jo labai pykom, nes jo dėka pralaimėjom partiją. Nesugebėjo padaryti tai, kas jam buvo paskirta, jisai buvo crowd controlleris. Ir jį labai greit išjungdavo. O crowd controlas tai labai svarbu, ypač tokiam žaidime, kai visko galima išvengti ir tokį greitos eigos. Jo, nes kaip matot, ten vienas stanas gali leisti visam timui tiesiog tikrą to žodžio prasme sušokti ant vieno varškiečio ir jį nužudyti. Varškiečio. Nes tada jis negali pabėgti. Čia yra pati didžiausia esmė, tai crowd controlleriai tikrai yra reikalingi. Ir juos tikrai stengiasi timą saugoti. Ne taip kaip kitose žaidimuose. Jo. Maždaug. Good job, thanks. Good job, AD carries, fuck the support. Jo. Supportų, tokių kaip supportų, konkrečių klasių nėra. Tiesiog yra pasirenkami žaidėjai, kurie turi daug crowd controlo, kas yra svarbiausia. Crowd controlo, kai kurie iš jų dar gali healint, bet grinai supportinančių tai tokių nėra. Kas ir gan įdomu, o čia buvo baisu. Tai va. Paskui visada pirkit itemus pagal situaciją.
Dabar aš daugiau tiesiog perku rekomendą, nes labai tingiu skaityti. Šiaip net, matot, aš bent jau perku bėlę kokius itemus, bet žaidžiam kol kas lygiosiam 3-3. Dar vienas dalykas, kas yra šitam žaidime, tai yra džiunglės. Kaip matot, užšokau tiesiai ant skilo. Kaip matot minimapę, yra kairiai ir dešiniai pusiai 3 ženkliukai, tai kaip mana potas, raudonas kardas ir 2 rodiklėlės. Tai čia yra džiunglių bufai. Ir ta bonkutė, jinai prideda mana regenų ir cooldowną. Pajetau. Tada yra... Wow. Dabar žaidimą pagauk mane. Tada yra attack damage'o ir attack ir moving speed'o buffas. Ir kas yra įdomu, kad šitam žaidimą galima tik tai vieną naudoti. Tai jau iškirto mano Feniksą, tai reiškia kita banga minionų ateis jau su ugniniais svordais. Nors keista, kad jų armorai nedega, nes jie iš tikro ir HP daugiau turi. Jo. Aš žinau, kad jie tik damage gauna. Ne, jie ir HP daugiau turi, pasižiūrėk. Aš kertu ir jie nenukrenta. Tai gal tu mažiau damage darai? Tu nepasakok. Žaidimas baigęs. Tikiuosi jums patiko. Čia buvo Smite, kaip matot, Minotauras numirė, tai jau reiškia žaidimo pabaiga. Taigi, čia buvo TK. Ir Piramanik, esame iš Champions LT. Ką linkime geros dienos, susitiksim kitose video.